4-5 dienos atlyginimus vėluoja išmokėti Seimo nariam. Vargšeliai. O tai iš ko jie vargšai gyvena? A tai matai, ko jie taip skuba mažeikių naftą parduot? Ir teisingai, kad tik greičiau. Kad tik greičiau. Kad tik greičiau. Jei 4-5 dienas atlyginimų neišmoka, tai jie tikriausiai ir badauja. Tikriausiai. Oi. Tai jeigu Seimo nariai badauja čia 5-6 dienas atlyginimų negaudami, tai tie, kur badauja dėl Grūto parko, tai nuo kada jiem atlyginimai nebemokami? Bet tie tai dėl Grūto, o taigi šitie tai dėl Lietuvos. Bet tai šitiek yra objektų nuprivatizuota. Vien telekomas ko vertas. Nu, žinot, kolegos, pas juos yra apetitas. Bet vis dėlto, gal susimetam su muštynėms, ką? Reiks, aišku.